Tai jeigu tėvai varo savo vaikus prie mokslų, sako, tau reikia skaityti knygas, o patys sėdi knapsi prie televizoriaus, vaikas irgi norėtų sėdėti ir žiūrėti televizorių tuo metu. Žiūrėkit, kokią mes motyvaciją tada siunčiame savo vaikam. Reiškia, tau atitenka mokymosi skausmas, o malonumą užgniaužime ir pasiliekame savo. Tai vaikas tada nori kuo greičiau užaugti vien tam, kad jisai galėtų sėdėti, nesikankinti prie mokslų ir knapsėti prie televizoriaus. Jeigu jau mes norime, kad mūsų vaikai mokytųsi, tai mes tai turime paremti savo asmeniu pavyzdžiu. Na, jeigu vaikai jau, sakysim, mokosi, kad ir, sakysim, mūsų šeimoje mes juos nusinčiame mokytis šokių, tai mes bent jau kelis mėnesius su žmona taip pat pavaikščiosime į tą pačią mokyklą ir taip pat pasimokysime. Ir tada vaikai mato, aha, reiškia, jeigu jau tėvai patys mokinasi šokti, tai gal tai ir iš tikrųjų yra svarbu.